Sveiki, ponai ir ponės. Nenoriu būti abejingas, todėl noriu papasakoti jums vieną istoriją. Tai buvo 80 metai, aš gyvenau Justiniškių mikrorajone, mokiausi 54 vidurinį mokykloje. Ir taip jin tada vadinosi. Ir vieną gražią dieną mus pasiekė tokia žinia, kad buvo nužudytas vienas iš moksleivių mūsų mokykloje. Vyresnių klasių moksleivis. Kai vėliau tai išaiškėjo, tai padarė jo draugai, nes tarpusavį jie lošdavo kortom iš pinigų. Vienas iš jų prasiskolino. Problema buvo išspręsta būtent taip. Jis buvo nužudytas, papjautas. Grįžau namo, kalbėjau su tėvu ir aiškiai atsimenu jo žodžius. Su pirma jis pasakė, kad kortos tai tuo metu buvo žmonių sėdinčių kalėjime reikalas. Lošti iš pinigų iš vis yra labai ir dar kad pakartoju, labai pavojinga. Lošdami kortomis iš pinigų žmonės pralošia savo gyvenimus, savo namus, savo vaikus, savo žmonas. Šiandieną tai yra mūsų kasdienybė. Žiūriu laidą šiandien, vedėjas kalba apie stadiono istoriją. Įvardina tai kaip karma. Šalia diskutuoja tikrai protingi žmonės. Skirmantas Malinauskas, Artūras Zuokas. Ir aš iš jų lūpų neišgirstu, pasigendu šios problemos esmės. Lietuva šiandien skęsta azartinių lošimų reklamoje. Tai anksčiau buvo greitieji kreditai, šiandien tai yra bet televizijoje, bet radijoje, bet outdoore, bet internete. Mano sūnus žaidžia futbolą. Aš turbūt nemačiau nei vienos valstybės pažengusios, protingos, kurioje aplamai būtų legalizuotas kazino ar azartiniai lošimai. Tai pas mus šiandien reklama yra kasdienybė. Mums nereikia sporto, futbolas, mums nereikia sporto. Vieno ar kito mes šiandien lošiame iš pinigų. Ar aš to palinkėčiau savo vaikui? Ar aš to palinkėčiau savo draugams, savo Lietuvai? Garsūs sportininkai mūsų Seime proteguoja šitos reikalus ir priima tokius įstatymus. Aš galvoju, kad tai turi būti sustabdyta. Nes tikrai, norint uždirbti, tu turi dirbti lengvai ir sunkiai, bet dirbti. O lošti yra kitas dalykas. Ar mes liksim tam abejingi, ar mes vis dėlto uždrausim tai. Dalink šio video.